baigiau mokyklą. Noriu tapti žvaigžde. Girdėjau, kad iš Vilniaus universiteto galima pakilti į žvaigždes. Ar tu čia pirmą kartą? Na taip, baigiau mokyklą. O, tai taip studentė. O ką studentai veikia? Oi, čia yra daugybė galimybių, ką galima veikti. Čia galima ne tik studijuoti, bet ir užsiimti tavo mėgstamą ir įdomią veiklą. Gali lankyti teatro, choro, liaudies šokių, muzikos kolektyvus. Be abejo. Kas tik įdomu, bet to fakultetai turi savo dienas. Medikų dienas, fizikų dienas, matematikų dienas. Tiesiog daugybė veiklos. Labai smagu. Mane domina. Bet beje, aš turiu lėkti. Ačiū Jums. Visam. Sėkmės. Kas čia yra? Čia yra profesorius skaitykla. Čia vieta, kur didelis garsių žmonių gilinosi į mokslinius veikalus ir sprendė problemas. Čia yra ta vieta, kur prasideda kelionė į žvaigždes. Kaip įdomu. Aš deja dabar nelabai turiu laiko, bet galiu duoti informacijos, kur galima jums plačiau pasiskaityti. Matote, tai senoji Vilniaus universiteto observatorija, ne tik ten aukščiau. Na, žinote, Vilniaus universitete gimė daug žvaigždžių, galbūt perkeltinė prasme, bet iš tikrųjų mes galime didžiuotis tikrai garsiais asmenimis baigusiais Vilniaus universitetą. Manau, jums reiktų tiesiog bandyti ir nukeliauti į observatoriją. Ačiū, bandysiu kilti į žvaigždes. Sėkmės! Pakilti žvaigždes? Išsirink knygą, ji tau viską atsakys. Aš supratau, kaip pasiekti žvaigždę. Aš studijuosiu čia.